jūs įtraukia į antrą pakopą ir jūs pergyvenat ir nežinote, ką daryti ir kaip jos atsisakyti, arba galbūt turėti antrą pakopą, bet su geresnėm sąlygom, ir galbūt norite sužinoti ir apie alternatyvą antros pakopos, kur jūs tikrai galite saugiai sukaupti savo pensijai ir net nesulaukus pensijinio amžiaus pasimti pinigus ir kad tie pinigai būtų galų gale paveldimi, o ne kaip kai kuriuose bendrovėse. Tai aš jums rekomenduoju su manim tiesiog pasikonsultuoti. Parašykite man žinutę ir mes su jumis susirašysime ir aš jums paaiškinsiu, ką geriausia šiuo atveju padaryti su antra pakopa, kaip ją galbūt susistabdyti, kaip perkelti visus pinigus antros pakopos į kitą bendrovę ir iš to gauti didesnę naudą ir kaip galbūt turėti alternatyvą apskritai ilgesniam, tolimesniam kaupimui saugiai savo pensijai sutaupyti. Parašykite man, lauksiu jūsų žinučių, informacija, kurią pasidalinsiu, tikrai yra nemokama.